Sveiki, dabar norėsiu pademonstruoti Jums, kaip reikia tirti peties užpakalinę sritį. Norint tirti užpakalinę pačią sritį, mes paciento turime paprašyti, kad uždengti su delnu pasiekti priešingą petį ir mes turime paprašyti, kad šiek tiek parotuotų, šiek tiek pacientas pats pasisuktų. Kitas dalykas, ką aš dar irgi visada naudoju, tai su riešu liečiuosi prie peties krašto ir naudoju kaip stabilizatorių, kad man būtų lengviau valdyti ir patį daviklį. Pati pirmiausia struktūra, kurią aš vertinu peties nugarinėje srityje, tai yra mūsų štai mentės dyglys. Ir čia reikia visada nepamiršti, kad mes turime adaptuoti mūsų daviklį, gylį pasikeisti, taip pat netgi kartais reikia ir rezoliuciją pasikeisti, kad geriau mes matytume giliau esančias pačias struktūras. Taigi, važinėdamas štai medialin, lateralin, aš galiu aiškiai vertinti mentės dyglį patį ir jeigu aš dabar po truputį su davikliu keliauju aukštyn, aš akivaizdžiai pereinu į antdyglinę duobę, štai matome aiškiai kaulinį patį kontūrą ir kurioje antdyglinė duobėje išsidėsto mūsų supraspinatus raumuo. Dar aukščiau mes matome štai kitą raumenį, tai yra trapecinis raumuo. Grįžtame prie supraspinatus raumens. Irgi užtrunka vos keletą sekundžių, kad mes galime įvertinti štai tokio skersinėje plokštumoje mūsų supraspinatus raumenį iki pat medialinės dalies ir jeigu aš keliauju štai lateralinę sritį, aš matau iš viršaus ateinančią raktikaulių šešėlį, matau iš lateralinės pusės ateinančią petinę ataugą ir štai čia susiformuoja mūsų akromioklavikulinis sąnarys, kuris ekranuoja ir negali, dėl to mes negalime įvertinti supraspinatus sausgyslės distaliau. Ką dar mes galime pamatyti supraspinatos srityje, tai aišku, besiformuojančią pačią aponeurozę ir jeigu aš dar pasukčiau daviklį štai išilgai, mes galime įvertinti ir supraspinatos raumenį ir sausgyslę išilgai ir netgi šiuo atveju mes matome štai menties galvos kraštą ir netgi viršutinę lūpos dalį. Tiek iš supraspinatos ir dabar mes po truputį leidžiamės žemyn. Dar kartą grįžtu prie mūsų menties dyglio. Čia irgi šiek tiek adaptuojuosi. Štai mūsų menties dyglys ir jeigu aš keliauju žemyn, aš pereinu į infraspinatus visą duobę irgi aiškiai mes matome kaulinį patį paviršių ir viskas užpildyta štai mūsų infraspinatus raumenį. Dar aukščiau mes matome jau deltinio raumens pilvelį. Taip pat su davikliu važiuojam medialin, važiuojam štai lateralin ir mes aiškiai matome, kaip formuojasi infraspinatus sausgyslė. Ir jeigu aš keliausiu dar distalin, irgi stengiuosi visada, kad sausgyslė būtų balta, važiuoju labiau į lateralinę pusę, vis dar matau infraspinatus pačią sausgyslę skersinėje plokštumoje tol, kol jinai visiškai išnyksta. Grįžtu po truputį atgal ir taip galiu pamatyti visą mūsų infraspinatus. Jeigu aš keliausiu dar žemyn, dar po truputį žemyn leidžiuosi, aš matau aišku dar vieną raumenuką, tai yra teres minor raumuo. Ir jeigu aš dabar keliausiu medialin, aš matau, kaip pasibaigia raumeninė dalis ir praktiškai jinai visiškai išnyksta. Ir jeigu aš dabar keliauju jau lateralin, matome ryškėjančią teres minor raumeninį pilvelį, jo centre pradeda ryškėti irgi nedidelė tokia aponeurozė ir pereina į labai ploną nedidelę sausgyslę skersinėje pačiai plokštumoje irgi, kaip matome, prisitvirtina prie žastikaulių. Ir šiuo atveju mes galime puikiai atskirti infraspinatus nuo teres minor. Galiausiai, ką mes dar turime pamatyti ir įvertinti, tai yra grynai jau giliau esančias pačias struktūras, tai yra mentės galva ir lūpą, kiek mes galime pasižiūrėti. Tam, kad geriausiai vertinti, mes turime pasinaudoti infraspinatus raumens sausgyslę ir tokiu atveju mes dabar sukame daviklį išilgai pačios sausgyslės. Ir štai šitame vaizde aš to dabar sustosiu. Štai, ką mes turime? Mes turime infraspinatus, miotendinozinę dalį, būtent čia kaip ir istorijos pamatuot. Matome štai šitoj vietoj besiformuojančią pačią sausgyslę, kuri nueina distalin ir prisitvirtina prie žastikolio didžiojo gumburėlio. Dar aukščiau mes matome štai deltinio raumenio pilvelį. Taip pat čia mes aiškiai matome žastikolio galvą, mes aiškiai matome ir kremzlinį patį sluoksnį.
šitoje vietoje kažkur turėtų matyti šitas plonas hiperechogeniškas ruoželis, tai yra būtent glenohumeralinio sąnario kapsulė. Ir taip pat mes aiškiai matome, štai šitoje vietoje matosi menties galvos užpakalinis kraštas ir virš menties užpakalinio krašto šitas hipoechogeniškas ruoželis, čia giliau netaip jau aiškiai matosi, bet būtent projektuojasi pati lūpa. Dar mes galime pasižiūrėti dar kartą gyvame pačiame vaizde, irgi štai lūpa, kaip matome, šitas kremzlinis ruoželis, ne visada mums aiškiai galima pamatyti ultragarsinio tyrimo metu, todėl irgi kaip žinome, kad tai yra lūpos tyrimas tikrai nėra ultragarsinis tyrimas, jis yra magnetinio rezonanso tyrimas, tačiau mums kas yra svarbu, mes turėtume įvertinti, ar nėra štai šitoje menties kaklo srityje, nėra kažkokių tai susiformavusių cistų ar ganglinų, paralabrinių ganglinų, kurios ir rodytų, kad yra problemos su pačia lūpa. Aišku, šiuo atveju mes nieko kažkokio tai struktūrų nematome. Tai tiek iš peties užpakalinės srities ultragarsinio tyrimo.